su gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 dienos paryčiais Sovietų sąjunga Lietuvoje pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta tuo vežimu apie 17 485 žmonės, iš kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti į Gulag stovyklas, iš kurių daugelis negrįžo. Vėliau tremtieji, deja, dalis grįžo. Apie tai vėliau. Buvo ištremta daug tuo metu politikų. Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, visuomenės veikėjų, ūkininkų, visų, kurie buvo neparankus okupantams. Iš viso ištremta skaičiuojama per 130 000 Lietuvos gyventojų. Sakyčiau ir daugiau. Duodavo susikrauti daiktus 20 minučių. Pažadinę paryčiais. Taip, tai pasakojo mano senelis Mykolas ir močiutė Janina, kurie irgi buvo tarptų buožių vadinamų, nes turėjo iš senelio palikimą 23 hektarų žemės. Ir jie buvo ištremti. Vien už tai. Pasakojimai yra, kad ištrėmė ir net tuos, kurie turėjo 15 hektarų žemės. Tiesiog tu buožė. Ir dar surasdavo bet kokių kaltinimų. Ale padedi Lietuvos kovotojams, partizanams, tu esi blogas. Tu esi neparankus, nes tu myli savo tėvynę. Mylėk savo tėvynę šiandien. Iš viso, mano žiniomis, kiek skaičiuoju, Lietuva represijas, tremtį, kankinimus, suėmimus kentė per 10% Lietuvos gyventojų. Kitaip sakant, per 300 000 Lietuvos gyventojų. Tai aš tiek norėjau jums pasakyti, mėlyjeji. Aš myliu tėvynę Lietuvą, myliu savo senelius. Tuos, kurie kentėjo už Lietuvos laisvę, išsaugojo tikėjimą ir padovanojo jį man ir tau, kad tu ir aš atmintum ir mylėtum savo tėvynę, jos laisvę, tikėjimą, krikščioniškas vertybės. Juk Lietuva Marijos žemė ir kryžių kalno šalies vaikai. Su gedulo ir vilties diena sveikinu visus, mano mėlyjei bičiuliai. Mylėk, atmink ir saugok